Labą dieną. Čia iš Klaipėdos skambina jums Kęstutis Dairas. Norime pagalbos iš jūsų. Iš po nakties kažkokie milteliai mūsų apibiro visą namą spandai. Ir visą naktį mes čia vienam blogą darėsi, šiandien taip išvažiavome į darbą, bet visas kiemas, visas baltas, nežinom kur kreiptis ir ką daryti. Baltais miltelis iš po nakties, sakau, atsikėlėm visiems blogą, visi mes šią naktį vienams man. Labą dieną. Čia mes skambinau. Kaimynas dūstam iš panakties, tiek blogas, man kažkokie milteliai, o čia visur krenta man. Nuo uosto tą visą? Nežinau, nėra, dar tai buvo. Medžiai, viskas. Aš matau. Visą naktį vėmiaus, dabar dar visas darybas man. Vaikai irgi visas man, galvas skaudas man. Čia pakviečia tą visą higienos centras. Į uostą. Čia nustatų, kad čia gal mes tikrai praeis kokį mėnesį laiką mes čia kojas pakratysim. Taip. Per ventiliacijas į namus priėjo, visas spintos, viskas baltai apėjęs. Jo. O ką higienos centras kažką mes girdėjom operacijai, kad atsisako važiuoti? Rusai valdo, jiems tik dėl lampės. Taip aš jau niek... Labą dieną. Labą dieną. Ties, tai ten galėjo ir atnešti iš bėdos. Bet tai žinai... Ne, tai tik tai iš bėdos. Čia tik iš bėdos. Tai sakau, va, šiaip taip būdavo CPK smirdėjo jau kažkaip. Išsikovojom, kad nebesmirda. CPK ten bent jau vizualiai nėra tų nuosėdų. Taip, bet nesmirda. Anksčiau tai žiauriai būdavo šiaip. Dabar tų nuosėdų pilnai. Bet čia tai... Nešto į kitą pusę neringos, tam medžiai visi balti būdavo per visą sąsienį. Tai ką, nieko negalim padaryti? Nu, bet dabar tokių yra. Nepadaryti, tai gali baudas duoti ir viskas tada. Juk mes ir vaikų mažų turim čia pilnai. Net nežinai, kodėl jie vemia ir bloga jiems yra. Va, savo mergą jau kelintą dieną neišleidžiu į mokyklą. Jei blogai ir viskas. O miegavo čia kaip tik langai yra iš tos pusės. Mes dar čia... Gyvenamų namų tu, ne? Taip, du. Čia mokykla. O mokykloje bijo, sako, mes esam tipo valstybinė įmonė. Bijo kažką sakyti. Nu, bet ten tokie vaikai yra, ten irgi turi komuoti už tai tokius dalykus. Nu, mes jiems sakėm, sako, mes negalim, sako, mes tipo valstybinė įmonė, kaip mes čia dabar sukusim. Mašiną plovėt? Neplovė, vot mano mašina stovi. Mes jau norėdamėm, kad ištirtų, kas čia yra. Gal čia po mėnesio laiko mums kažkas atsitiks man. Tarašos, tai arba fosfatinės, tos inertinės. Nu, tai čia iš vis tada po pusę metų pabės apeisi. Ten eini kokias smarvį yra, niekados nebūdavo šunį. Jie ten skysta tą aliejų, tas savo kraunas, tai šiltas, tai šiltas. Jie dažniausiai ir nesigina. Tai ten bauda, tai aišku, ten gali išrašyti. Ta krovė, viskas, vakar laikas aiškus. Neina pridink. Gal reikia mentelę? Nu ne, čia gerai su papučia, bet
suprantat, storasienis, tai... Iškirės Tai užtrinks, čia yra iš tikrųjų normali ta tarša, tai kaip čia, nes mes irgi tokį... Oi, čia labai normaliai, kaip čia dabar su kokiu nors reikia. Čia labai padarė, kokius specialistai, žinot. Tai sako, pasink kokią šluotelę, sako, mes laboratorijoje tik vandens mėginius įmam, neturim kokių įrankių čia. Kepsninė tokia.